kairį kraštą, kur pirmosiomis minutėmis gan aktyviai žaidžia Robertas Fredgeimas. Maksimas Ivanovas. Ir meta į kraštą. Deividas Šešplaukis, perdavimas, na, įvartis! 88 numeris. Edvardas Tamulevičius. Po puikios atakos, po gražaus Deivido Šešplaukio perdavimo. Muša pirmą iš šių rungtynių įvartį ir štai taip netikėtai. 1-0. Šiauliai įsiveržė į priekį. Na, turbūt mažai kas laukė tokio Šiaulių įžulumo, pasakyčiau. Deividas Kilės ir Šiaulių komandos atraminėje zonoje. Zonoje, už kurią turėtų būti atsakingi atraminiai komandos saugai. Dabar perdavimas tiesiai po Valinčiui į rankas. Panašu, kad Šiauliai bando žaisti vabank. Patys stengiasi atakuoti. Godinas ir dabar gera situacija. 1-1. Tamulevičius. 2-2. Ir galiu pasakyti, kad kol kas šitą šiauliškių taktiką, šitas žaidimo stilius pasiteisino. Bent kol kas Edvardas Tamulevičius gavęs gerą Oleksijų Godino perdavimą. Lygina rezultatą 2-2. 2-2 rezultatas lygus, rungtynės rezultatyvios ir žiūrovams, žiūrintiems tiek šiame stadione. Šiame mače Davidas Medžiaušis krašto saugo vietoje aikštės viduryje Edvinas Jasaitis. Pilypas. Medžiaušiui adresuotas tarpimas dešiniajame krašte. Ir Medžiaušio perdavimas Tamulevičiui. Šansas ir labai gražus Tamulevičiaus įvartis. Pirmasis beje šiame sezone atstovaujant Šiaulių komandai. Labai ilgai galima sakyti laukia to Edvardas Tamulevičius. Gražus smūgis. Tiesiog labai stipriai ir nepaliko šansų Marijui Rapoliui. Ir intriga galbūt pamažu grįžta. Nors, žinoma, dar 2-4. Šiandien jau 6 įvarčiai šiame mače. Tikrai rezultatyviai kol kas viskas vyksta. Jeigu pralaiminėtų, net girdėjau pavyzdį, turbūt 2-0 ir po to sugebėtų išlyginti rezultatą, tarkim 2-2, tai kažkas panašaus dabar vyksta, nežinau, jeigu įmuštų Marijampolė 2 įvarčius, tai galėčiau vadintis geru orakulu. Tačiau vėlgi, pažiūrėsime, kas bus. Čia Radzinevičius, ranka žaidžiama, tačiau nieko čia nėra, 11 metrų baudinio nėra, yra įvartis. Edvardas Tamulevičius pelno jį ir Sūduva bando grįžti į žaidimą. Radzinevičius ten smūgioja galvo, visiškai laisvas. Į Dedūros ranką be jokios abejonės buvo pataikytas kamuolys ir turbūt būtų buvęs skirtas 11 metrų baudinys. Tačiau čia ką tik pasirodęs aikštėje ir kiek minutę ar 2 prabuvęs Edvardas Tamulevičius siunčia kamuolį į tinklą ir grąžina intrigą į šias rungtynes. Viliulis palieko Kovačevičiui, vėl Ernestas. Su Kveduku žaidžia. Ir įvartis vis tik yra, 5-0, dabar net nežinau, kas čia paskutinis lietė kamuolį ar nelietė, galbūt tai ir yra Tamulevičius, kuriam bus įrašytas šis įvartis. Manau, kad Tamulevičius. Po kartojimo nelabai turėsiu galimybę pamatyti, taip kad spręskite patys 5-0. Ir visiškai pagal žaidimą rezultatas. Absoliučiai. Šiandien į vienus vartus. Šiandien viena komanda yra 5 galvom geresnė už kitą. Vienas Sūduvo žaidėjų Salomonavičius. Ir Dovydas Norvilas kampinį kels. 70 rungtynių minutę lieka apie maksimum 25 iki rungtynių pabaigos. Kalbu apie tą likusį laiką ir pridėta čia smūgis ir įvartis. Įvartis, kurį muša Edvardas Tamulevičius. Atrodo, kad jis štai taip po kampinio ekranas pasižymė. Čia suklydo. Dabar jau Džiugas Bartkus. Tamulevičiaus smūgis netoks, kokį gali jis ir mėgsta mušti.
Tiesiog dabar toks gana silpnas smūgis, bet kaip ten bebūtų, įvartis yra įvartis ir rezultatas tampa lygus. Plojimais išlydimas G tikrai neblogas sezonas jam. Ir Mareko Zubo šypsena bei padėkos Žalgirio legionieriui. O čia Ekranas muša savo įvartį, štai taip. Sausi jie Vilniaus nepaliks, aukštai šokęs Edvardas Tamulevičius galva siunčia kamuolį į Armanto Vitkausko ginamus vartus. Pasiteisinęs keitimas ir Tamulevičius iškėlęs ranką į viršų, dėkoja pirmąjį Armadai atvykusiai iš Panevėžio palaikyti Ekrano komandos. 5-1. Neįmanoma, aišku, pasakyti. Ekrano pirmavo netgi 2 įvarčiais, tačiau viskas baigėsi Ekrano pergalė 4-2. Jo labiau, kad tuo metu 0-2 rezultatas buvo antrajame kėlinyje, ne pirmajame. Kad tikrai laiko dar daug. Čia Naume. Ne pats idealiaus galbūt sezonas jam. Ne visada toli gražu žaidžia. Čia į baudos aikštelę. Ir 1-1. Va taip žaidžia. Va taip kovoja. Dabar būtent Edvardas Tamulevičius. Ir puikus įvartis. Vartininko dabar klaida, sakykime. Ir Edvardas Tamulevičius demonstruoja, kaip reikia mušti įvarčius 20 minutė. Puikiai iššoka ir pirmas yra prie kamuolį. Jis nuo puolės taip ir turi eiti į kamuolį, kaip dabar tai darė Edvardas Tamulevičius. Ir visiškai neilgai džiaugiasi tą persvarą Gargždų banga. Labai geras perdavimas dabar iš krašto, kurį atliko Gotaras Vasiliauskas. Joras išmaudė dabar ir upstai ir bitina. Ir paskui jau perdavimo atlikti jam niekas neleidžia. Lengvai baudos aikštelę. Matysime jau dabar tikrai kampinį. Galima žaisti kamuolį. Vėliavelto kamuolį gauna, jo perdavimas arčiau vartų, ten vartininkas klysta ir įvartis. Va tokia dovanėlė, dabar apmaudi klaida vartininko ir kamuolys atsiduria ten, kur jis turi būti. Vartų tinkle. Ir sveikinimai dabar. Sveikinimai, aišku, labai apmaudi klaida. Edvardas Tamulevičius, jo dubli šiandien. Įvartis tiesiog iš niekur. Vartininkas neužfiksavo kamuolį ir 55 minutė rezultatas 3-1. Apmaudu, aišku, vartininkui ir pats Greušas per trumpą laiką, dėl to, kad tau nepavyko gerai atlikti baudos smūgio. Tiesiog jokių būdų tu negali pykti dabar ant šio žaidėjo. Ant šio žaidėjo ar ant tai trenerio. O kaip gerai, Armando dabar perima kamuolį, puikus perdavimas, Tamulevičius vienas prieš vartininką yra ten ir Elivelto ir 3-2. Va taip viskas klostosi šiose rungtynėse, sunku patikėti, tačiau Ekranas sugeba iš 0-2 išsiveržti į priekį 3-2. Puikiai ataka, dabar Mandinio padarė visą darbą, atliko auksinį perdavimą, ten Tamulevičius atsidūrė vienas prieš vartininką, jo smūgis ir rezultatas taip. Rezultatas tampa 3-2. Na, Granitui labai sunku bus. Labai sunku bus Granitui. Stankevičius. Ir pamenu, kad po tų rungtynių Valdas Dambrauskas kalbėjo, kad mums gerai buvo tai, kad Dainavos komanda dar nebuvo susižaidusi. Ir tai buvo pirmosios tos naujos komandos rungtynės. Bet iš kitos pusės blogai buvo tai, kad nežinojame, prieš kokią komandą teks rungtyniauti. Čia pirmoji tokia itin pavojinga situacija. Rezultatyvų perdavimą atlieka Učia Naume ir įvartį pelno Edvardas Tamulevičius. Ekrano komanda išsiveržė į priekį, puikiai dabar ataka. Puikus perdavimas, kurį atlieka Učia Naume ir pasižymėjo Edvardas Tamulevičius galva. Trečiasis jo įvartis į Dainavos vartus šiame sezone. Iš viso SMS Credit LT lygoje pelnyti 4 ir būtent 3/4 tų įvarčių pelnyti į... Nors varžovas užsiėmęs geresnę poziciją. Čia Tamulevičius ir toliau spaudžia vartininką. Toks kovingas, aišku, futbolas, daug kovos ir antrame aukšte. Labai geroje vietoje perimame kamuolį. Seka dešiniuoju kraštu Gedinas. Greitas žaidėjas į baudos aikštelę, ten smūgis ir įvartis! 81 minutė, koks puikus įvartis! Uai,
Bravo Tamulevičiui, 13 numeris, ekrano puolėjas, fantastika. Koks perdavimas ir koks klasiškas smūgis galva. Nutraukė Edvardas Tamulevičius. Lietuvos U21 rinktinės įvarčių sausra. Ir išveda Lietuvos rinktinė į priekį.